Ar pastebite, kaip mes skubame? Atrodo, mes jau nebetelpam į tas 24 valandas per parą. Kažkas yra paskaičiavęs, kad mes savo vaikams, tuos, ką labiausiai mylime, atrodo, jiems viską duodame. Per dieną mes praleidžiame su jais 7 minutes. Psalmės yra tokie žodžiai. Vargas jums, kurie triūsėte dieną iki vėlyvojo vakaro, nes tais, kuriuos Dievas myli, visai pasirūpina jiems bemiegant. Kartais pats dvasingiausias būdas praleisti laiką gali būti tiesiog išsimiegoti. Savo 23 psalmėje karalius Dovydas yra užrašęs tokius žodžius. Viešpats yra mano ganytojas ir man nieko netrūksta. Žaliose lankose jis mane guldo ir prie ramių vandenų gano. Šalia pieva, ramus vanduo, aviai tai yra rojaus, poilsio, subalansuoto gyvenimo, ramybės simbolis. Dievas nenori, kad mes nuolatos dirbtume, nuolatos būtume persidirbę. Jisai nori, kad mes skirtume laiko poilsiui. Skirtume laiko dalykams, kurie iš tikrųjų yra svarbus, turi išliekamąją vertę, kurie teikia pasitenkinimą mūsų gyvenimams ir ramybę. Viename iš 10 Dievo įsakymų Dievas yra pasakęs, 6 dienas turi dirbti ir visus savo darbus atlikti, bet 7 diena yra tavo šabas, poilsis. Įsivaizduojate, tarp kitų įstatymų, nevok, nežudyk, nepaleistuvauk, negeisk svetimo turto, Dievas turėjo įrašyti ir kitą įstatymą, ilsėkis. Atrodo, mums, kaip žmonėms, neužteko tik patarimo ilsėtis, Dievas turėjo įsakyti. Kas turite vaikų, turbūt pastebėjote, kad vakarais juos labai sunku nuvaryti miegoti. Sunku juos įtikinti, kad reikia eiti ilsėtis. Aš manau, kad atsisakymas ilsėtis, atsisakymas tiesiog sustot nuo visų darbų yra nebrandumo požymis. Kodėl mums taip sunku rasti laiko poilsiui? Aš manau, kad tai yra susiję labai su tuo, kaip mes save vertiname, su mūsų savivertės jausmu. Ar žinote, koks būna antras klausimas, kai žmonės susitinka, nepažįstami, po to, kai žmonės paklausia vienas kito vardą? Antras klausimas būna, kuo tu užsiimi? Ir galbūt netgi nesąmoningai, pasąmoningai mes galvojame, kad mūsų vertė kyla iš to, ką mes darome. Pradžios knygoje yra pasakyta, kai Dievas kūrė žmogų, jisai sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Mes buvome sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dievas daro viską tobulai ir gerai. Mūsų vertė turėtų kilti ne iš to, ką mes darome, bet iš to, kas mes esame. Galbūt kažkas jums yra pasakęs vaikystėje, galbūt mokytojas, kad jūs esat niekam tikęs ir nieko vertas. Galbūt jūsų tėvai kažkada yra pasakę, kad jūs esate visiškai nevertingas, gal jūsų draugas, galbūt kažkas jums nuolatos kišo į galvą tokias nesąmonės. Ir dabar jūs jau nesąmoningai stengiatės savo darbai, savo elgesiu kažkaip tai užsitarnauti tą pagarbą. Ir tas skubėjimas kyla būtent iš to noro kažkaip tai pakelti savo vertę. Bet mūsų vertė kyla ne iš to, ką mes darome, iš to, kas mes esame. Jeigu Dievas matė, kad verta mus sukurti, vadinasi, buvo verta mus sukurti. Jisai myli mus tokie, kokie mes esame. Galbūt jūs žiūrite į veidrodį ir esate savimi nepatenkintas, bet yra kažkas jūs myli. Galbūt jūsų charakterį arba jūsų išvaizdoje yra kažkas, ką jūs negalite pakeisti ir dėl to jūs pergyvenate. Prašykite Dievo ramybės. Jisai jūs myli tokie, kokie jūs esate. Galbūt jums pats laikas pamilti save tokiais, kokie jūs esate. Jeigu galite kažką keisti, keiskite. Prisimenu vieną pasakojimą apie neįgalų berniuką. Jisai visą laiką svajojo žaisti futbolą, nes jo broliai žaidė futbolą, bet dėl savo negalios jis to negalėjo padaryti. Bet jam jau pakankamai suaugus jisai galėjo žaisti futbolą neįgaliųjų lygoje. Ir vieną kartą jisai atėjo apsirengęs futbolininko aprangą prie mamos ir sako mamai, mama, aš pagaliau esu tikras berniukas. Mama jį apsikabino ir sako, tu visą laiką buvai tikras berniukas. Savo kalno pamoksle Jėzus yra ištaręs tokius žodžius. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Ne jie sėja, ne jie pjauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina.
argi jūs nedaug vertesni už juos? Žinoma, kad mes daugiau vertesni nei padangių paukščiai, nei šio žemės gyvūnai. Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Žinote, yra 3 tipų nuovargis. Fizinis, kada pavargsta mūsų kūnai, mūsų raumenims reikia poilsio. Emocinis, kada pavargsta mūsų jausmai, kada pavargsta mūsų emocijos. Ir yra dar daug gilesnis nuovargis, dvasinis nuovargis. Neužteks jums 2 savaitėms išvažiuoti į tolimą kraštą, į brangias atostogas tam, kad jūs pailsėtumėte visiškai. Jūs galite sugrįžę jaustis lygiai taip pat pavargę, kaip ir prieš išvažiuojant jums į atostogas. Galbūt jums reikia ne fizinio poilsio, ne kažkokio emocinio, bet daug gilesnio, dvasinio poilsio. Aš dabar prisimenu vienus žodžius Jėzaus pasakytus. Ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Galbūt ko mums reikia, tai tą įtampą, tą nuolatinę kovą dėl išlikimo, iškeisti į Dievo ramybę, kurią Jisai mums siūlo. Saliamonas yra užrašęs, vienas iš išmintingiausių žmonių pasaulyje yra užrašęs tokias mintis. Geriau viena sauja su poilsiu, negu 2 saujos su triūsu ir vėjų vaikymusi. Geriau viena sauja su poilsiu, negu 2 saujos skubant, lekiant, patiriant nuolatinį stresą ir įtampą. Žinote, dar neteko sutikti nei vieno žmogaus, kuris prieš mirtį būtų kada nors pasakęs. Galėjau daugiau laiko praleisti ofise. Galėjau daugiau dirbti, per mažai dirbau. Dažniausiai, ką žmonės sako, gaila, bet per mažai laiko praleidau su šeima. Per mažai laiko praleidau tiesiog džiaugdamasis gyvenimu. Per daug skubėjau, per daug lėkiau ir išvaiščiau savo gyvenimą. Galbūt dabar atėjo tas pats laikas ir jums tiesiog sustot, pergalvot savo gyvenimą. Iš kur kylant toks noras daryti kažką tai veikti. Galbūt tiesiog mes esame pasimetę tose vertybėse. Galbūt atėjo pats laikas vienu iš savo gyvenimo įstatymų padaryti tą poilsio įstatymą, kada mes skiriame laiko savo kūnams pailsėti, emocijoms, o svarbiausia savo pavargusioms dvasioms.